От Žemaitaitį balsavo, mažai balsavo, reikia balsuoti daugiau. Ir aš socdemus, kuri apmelavo Blinkevičiūtę žmonės, dabar mano žmona prakeikė. Kaip įmanoma? Kaip įmanoma? Jo žmona pyksta ant socdemų, nes socdemai ją apgavo. Dėl to reikia balsuoti už Žemaitaitį. Bet socdemų melas pats pagrindinis ir buvo tai, kad jie bus išsigelbėjimas nuo Žemaitaičio. Socialdemokratai paaiškino, kodėl visą rinkimų kampaniją blefavo ir melavo. Pasirodo, Vilija Blinkevičiūtė buvo tas sanitarinis kordonas Žemaitaičiui, kurio konservatoriai prieš rinkimus taip prašė. Vasarą ėmė kilti Remigijaus Žemaitaičio Nemuno aušros reitingai. Socdemai kalba, reikėjo kažko imtis. Šoktelėjęs reitingas nuo 8 iki 13, įvarė kai kam tai baimės. Išeina, Blinkevičiūtė įgyvendino Landsbergio raginimą burti sanitarinį kordoną prieš radikalus valdžioje. Socdemai sakė, kad balsuokit už mus ir tada nebus Žemaitaičio. Ir aišku pamelavo, nes Žemaitaitį pasiėmė. Dėl to šitas vyriškis sako, kad socdemai yra melagiai, dėl to reikia balsuoti už Žemaitaitį. Su visa pagarba šitam garbaus amžiaus, atsiprašau, jaunam, kaip ten pagyvenęs jaunuolis, rokiškietis. How the fuck? Jis užsirišo tos batus, užsisegė tą striukę ir atėjo iki čia gyvas. Nenumirė įėjęs į sieną arba nepalindo po mašiną. Kaip įmanoma